Labadiena, gerbėmi Aukštaitijos naujienų portalo ANLT skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Panevėžio miesto tarybos narys, laikinai einantis mero pareigas Petras Lomanas. Labadiena. Labadiena visiems. Ponas Petrai, lapkričio pradžioje pradėjo ateiti mero pareigas ir lapkričio 4. Ar ne? Kaip jums sekasi ir ar nesigailite paėmęs tokį atsakingą vairą į savo rankas? Tai, žinot, gailėtis nėra ko, kadangi darbai ir šitas darbas, sakykime, mero pavadavimas, tai nėra man naujiena, man teko anksčiau pavaduoti merą. Ir be abejo, kadangi esame vienos komandos, atsinaujinančiam Panevėžiui. Politinės jėgos. Taip, politinės jėgos, nors aš komitetui nepriklausau, bet mes esame šitai būtent daugumoje. Ir šitas, sakykime, toks tarybos narių įpareigojimas, 22 tarybos narių balsavusių už tai, kad aš laikinai pavaduočiau merą, jis buvo tiesiog įpareigojantis ir tam tikra atsakomybė. Baimės tikrai nejaučiau, todėl kad, kaip jau ir minėjau, šitą darbą esu dirbęs. O toliau mes, kaip sakoma, jeigu kas opozicija norėjo kažkokios programos, aš būčiau vienu žodžiu pasakęs. Nestabdom. Nestabdom tų projektų, kurie yra pradėti, kurie yra tęstiniai projektai, o iš tikrųjų per šitos metus, aš galėsiu ir pavardyti, gerbiami klausytojai ir žiūrovai, kokie darbai buvo atlikti, būtent šitos visos komandos mūsų, reiškia valdančiųjų. Iš tikrųjų darbai buvo atlikti gana darbai nesustoja, projektai nesustoja, niekas vyksta nesustoja. Sklandžiai Toliau aš irgi ne kartą su administracija kalbėjau, domėjausi, kaip vyksta šitų projektų įgyvendinimas, yra atsakingi žmonės, kaip ir visada, kaip ir gyvenime. Yra tam tikrų, sakykime, kliučių, kokių smulkmenų, jas, kaip sakant, nėra neišspręstų problemų, būna neišspręstos, tik tai nesprendžiamų nėra. Tai taip, kad darbai vyksta, galiu pasakyti, kad administracija gana atsakinga yra ir sakykime, veikli. Tai taip, kad nėra sudėtinga ir dirbti, nes pasitarimai, mes kiekvieną savaitę, pirmadienį susirenkam, aptariam, kokie yra darbai. Ir žinoma, dabar visi panevėžiečiai laukia tos naujos autobusų stoties atidarimo, kur jau buvo pastatyta, pavyzdžiui, Liepos mėnesį ir visi klausė, Petrai, kodėl dabar ta stotis dar neįveiklinama. Vasarą jau žurnalistai buvo sukviesti, žiūrėjo, atrodo viskas, pastatė ir atidarė ir važiuoja. Tai kurgi ten šuo pakastas? Tai iš tikrųjų, ne vieną šuo matyti, taip reikėtų sakyti. Nes pirmiausia, turi būti sutvarkyti visi dokumentai, ta pagrindinė iniciatyva be abejo turi būti iš projekto vykdytojų, kaip sakant, už rangovų. O tam, kad būtų, reiškia, galima pateikti dokumentus registrų centrui, tik tai registrų centrui įregistravus, statinį galima, kaip sakome, įveiklinti, prasidėti veiklą. Tai tam, kad ateitų iki registro centro, yra komisija, kurios, pavyzdžiui, mes sudėties neturim žinoti ir mes ir nežinom jos, nes čia turi būti konfidencialumą, kad nebūtų kokio tai... O tai kas šitą procesą atlieka? Tas, kas statė, rangovas? Reiškia, yra komisija, rangovas kviečia, sakykime, komisija sako, mes jau padarėm, dabar jūsų eilė patikrinti. Priešgaisrinė apsauga, visi kiti, reiškia, dalykai ir kada jau visi komisijos nariai atsakingi už tam tikras veiklas patikrina savo ruoštų, kad viskas gerai, jie pasirašo. Tik tada, taip, jie pasirašo, tik tada komisijos pirmininkas, pasižiūrėjęs, kad viskas tvarkoj, jis pasirašo, kai visų komisijos narių atsakingas už tam tikras sritis yra parašai. Ilgokai ten, sakykime, kažkiek trūko gal ir priešgaisrinės ten, nebūtinai dėl kokių
objektyvių priežasčių. Nu, dar jis neturi laiko, tarkim, kuris nors komisijos narys. Nu, tad pasirašo, tada jau komisija. Kažkas labai nesiplėšo. Taip, tada nesiplėšo niekas. Grubita. Tada, žinoma, tos, sakant, tikrinamos tos bylutės, ar ten viskas tvarkoj. Ir mes, sakykime, mes galim reikšti pretenziją rangovų. Nes visą dokumentaciją turi sutvarkyti rangovas, visas bylutės, pavyzdžiui, netgi yra mažos 2 bylutės, iškia, taip sakykime, antstatui stoti ir požeminė. Ir paskui jau ta didžioji byla. Tada jau, reiškia, galima pateikti registrų centrui. Ir registrų centras vėlgi savo raštu peržiūrė, ar viskas įtenkina, ar viskas yra taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ir jeigu yra koks kliuvinėlis, vėl gražina rangovai. Čia mes dar nesirašom, nes yra tam toks kliuvinys. Tai šitas, sakykime, biurokratinė, pavadinkime, tvarka, jinai ir užtęsia tą procesą. Dabar mes... Kiek jinai dar gali trukti? Atvirai pasakysiu taip. Aš kada pradėjau, dabar, sakykime, nuo lapkričio 3 mes 3 kartus jau buvom susitikę. Šito klausimu ir su rangovais, ir savivaldybėje mes sakom, kur čia dar yra kliūtis. Ir, kaip sakant, juda reikalai ir mes tikimės, kad kovo 1 etapas, tai yra, jau turėtų būti užregistruota. Tada savivaldybė, kaip nuosavybės teisę turinti, jis turi skelbti konkursą šitos stoties eksploatavimui. Ir čia be abejo pagrindinis, sakykime, pareiškėjas turėtų būti pati autobusų parkas. Taip, autobusų parkas. Bet kadangi bus skelbiamas konkursas, niekas negali uždrausti dalyvauti ir kitam, sakykime, Vilniaus autobusų parkai, kaip pavyzdys. Taip, tarkime, arba autobusų parką, arba ne tik reiškia, kad eksploatuoti, stoti. Yra konkurso sąlygos, reiškia, ir visi turi teisę dalyvauti lygiom teisėm. Tarkime, kai man klausia, tai ar negali, kad čia savivaldybė maždaug į tą pusę? Negali. Todėl, kad konkurentas gali apskūsti. Yra procedūros, kurių privalo atlikti. Yra procedūros, kurias turi atlikti. Ir grubiai, kai paskaičiavus, kiek ta procedūra dar gali trukti? Tai gali, tai reiškia, ir mes tikimės, kad antras ketvirtis prasideda, sakykime, nuo balandžio. Gegužė, birželis. Aš jau kai sakau, negalima sakyti nuo balandžio 1, sakykime, nuo balandžio 2. Žiūrovai supranta. Tai reiškia antras ketvirtis. Tas antras ketvirtis gali būti, sakykime, ketvirčio pradžioje. Gali pusėti, bet antram ketvirtį turėtų šitą reikalą jau įsispręsti. Jau, žinoma, visiems bus lengviau galėsim atsidusti ir mes, sakykime, savivaldybė. Ar tada automatiškai prasidės ir, sakykime, darbai dabartinės autobusų stoties kažkas ten turėtų atsitikti? O dabartinės stoties turės būti remontas ir ten bus administraciniai, reiškia, įvairiom, sakykime, organizacijom gali būti, reiškia, bus iš tikrųjų, tai mes jos neparduosime. Kiek supratau, pinigai irgi numatyti jau projekte, ne? Taip yra, reiškia, numatyti kažkiek. Tai tokia situacija, tokia epopėja su autobusų stotim, kurias ilgialaikį. Žinoma, galėčiau pasakyti, gerbiamas Audriau, kad ta autobusų stotis galėjo būti pastatyta anksčiau ir savivaldybėje nekainavo. Bet reiškia, buvo daugybė skundų, kad, reiškia, kaip čia privatus verslas ateis, nors yra įstatymas. Valstybinė ir privataus kapitalo. Čia jau buvo įsikišus struktūros, ar ne? Taip, sakykime, tas klausimas jau buvo sustabdytas. Kadangi laikas eina, viskas medžiagos brangsta ir pretendentai tiesiog atsisakė. Net buvo apskustas projektas autobusų stoties, kuris buvo padovanotas. Geranoriškai padovanotas, apie 100 000. Kad čia galbūt neskaidrus, bet patikrina visos tarnybos, kurios atsakingos už įskaidrinimą, sakė, viskas čia tvarkoja. Gali būti padovanotas. Projektas buvo padovanotas. Ir dėkojame projekto autoriams, kurie padovanojo tą projektą. Tai tokių kliučių daug buvo. Kaip sakoma, čia gal neužtektų jaučio odos surašyti visos šitos epopėjos. Taip, čia ilga istorija, bet tikėkime, kad šiais metais jis bus baigta. Tikrai.
Tikrai taip. Taip, dar vienas įdomus dalykas, pėsčiųjų tiltas, ar ne, per Nevėžį, jisai tokios atverkinos būklės, nei paleistas, nei pakartas, ar ne? Taip. Ar šis klausimas irgi bus išspręstas? Tai galiu pasakyti, kad vyksta dabar dar teisminiai ginčai su Panevėžio statybos trestu, nes į tą, reiškia, tvarkymą prie kultūros centro, aikštės tvarkymą, ten laiptų, visą kitą, eina ir šito tiltelio. Tai dabar, reiškia, iš vienos pusės yra belinėjimas ir iš kitos. Advokatas yra ir Panevėžio statybos tresto, ir mūsų ekspertai, reiškia, yra mūsų, reiškia, ir jų. Tai čia dabar dėl tiltelio, reiškia, jeigu mes, sakykime, mes mūsų skaičiuoja, ir mums naudingiau sudaryti taikos sutartį, kad kuo mažiau savivaldybė kainuotų. Tai tada jie liktai įsipareigoja tą, reiškia, tiltelį sutvarkyti, ten atitinkamai. Reiškia, dabar jo galima, sakykime, bet jis yra. Tai vat, ir, reiškia, pasibaigs nuo to, nuo mūsų, reiškia, kokia turės būti sutartis. Ar tai bus taikos sutartis, ar jį bus su pretenzijom. Kada gali tai paaiškėti? Nu tai dabar mes, reiškia, čia susitinkam ir šnekamės, ir va šią savaitę mes, reiškia, praeitą savaitę mums susitikė ir sakiau, kad būtų paskaičiuota, kiek, sakykime, mums kainuotų, jeigu mes paduodame teismą ir kokia yra tikimybė mums išlošti, sakykime, tą bylą. Čia reikia skaičiuoti ir kaip naudingiau. Ar mums bus naudingiau su Panevėžio statybos trestu daryti taikos sutartį, jie liktai tada įsipareigoja tą tiltelį padaryti. Pabaigti darbus, ar ne? Pabaigti darbus, ten yra išskaitos. Aš paprašiau, kad, reiškia, būtent paskaičiuotų, kiek tai galėtų kainuoti ir iš tikrųjų, kad kiek galima būtų greičiau užbaigti tą bylą, kurie tęsiasi jau 2 metus, Panevėžio statybos trestu. Ten buvo ir dėl laiptų, reiškia, ten ne visiškai atitikimo, ten, reiškia, pagal projektą, ne paraišką. Tai va tokie dalykai. Tai va, ir tai va, ko mums nepavyko, sakykime, jūsų klausimas buvo, ko nepavyko pernai išspręsti. O paskui pasakysim, kas mums pavyko spręsti. Taigi, o dabar pasidžiaugime, kasgi tie darbai, kurie buvo nuveikti praėjusiais, ar ne, 2024-aisiais. Iš tikrųjų, 2004 metais, per 24 metus Panevėžio miestų savivaldybė įgyvendino įvairius labai svarbius projektus, kurie ne tik miestui padeda tapti patogiau gyventi, bet ir kartu prisideda prie tvarios, sakykime, pažangios tokios ateities, sakykime, kūrimo. Gal kiek skamba tokia, reiškia, formali kalba, bet tai konkrečiai, sakykime, Panevėžio miestų savivaldybei už reikšmingą kultūrinį projektą Birželio 1 visuomeniai duris atvėrus modernų meno centrą Stasys muziejum įteiktas svarbiausias šalies apdovanojimas – auksinė krivūlė. O jūs pamenat, kiek čia buvo laužima, aš nebijau tau pasakyti, gal ne visi pritars, dėl tos sovietinės daržinės, kuri nebuvo nei paveldas, taip. Ir dabar tuo pačiu pavadinimu garsas bus ir taip ir toliau, reiškia, šalia, kur bus, reiškia, kompaktiška, su modernia technika, salė, taip pat bus vadinsis garsas. Čia, kaip suprantu, bus antrasis etapas šio projekto, ar ne? Jo, čia ten ir mes kaip ir galvojam, kad Liepos mėnesį galbūt turėtų jau ir startuoti, ar ne? Taip, startuoti. Tai va, tai šitas projektas didžiulis, iš tikrųjų, ir jis didelė sėkmė. Čia ne tik tai Panevėžiui, bet ir visai Lietuvai. Mes jau žinom, kiek daug aplankė, ar ne, Stasys muziejų. Ir buvot jūs, Audriau, taip pat matė, ir daugelis panevėžiečių čia klausančių matė, turbūt iš tikrųjų, kad modernus centras, tuo labiau, kad mes turime pasaulinio garso menininką, Stasį Eidrigevičių, kuris padovanojo savo milijonės vertės, reiškia, savo paveikslus, savo kūrinius teisingai. Ir, žodžiu, ir jis dabar turi kai kurių pastabų, kaip reikėtų, sakykime, organizuoti. Reiškia, taip sakant, jis net nenusišalina nuo, sakykime... Jam ne vis vien, kas čia vyksta, jo vardu muziejuje. Taip, jo, kad jau, tai va. Čia yra tikrai didelis laimėjimas buvo visų. Panevėžys taip pat buvo apdovanotas garbingų apdovanojimų už investicijas į žmogų
Europos būrė 2024, taip vadinasi. Šis apdovanojimas miestus skiriamas už statomą modernų pirmąjį Panevėžio regione kompleksinių paslaugų centrą skirtą neįgaliems vaikams, vadinamas ir jų šeimoms Harmonijos miestas. Ten, žinot, šiauriniai daly, ten netoli aplinkkelio, nu, toliau, bet būtent to daly. Ir jau jis į pabaigą taip pat eina, nors... Ar sulauksime šiais metais atidarimo? Taip, ko gero taip. Lieka tokie smulkus ten darbai, kur dar šiek tiek, bet nors tas projektas dar per 25 gali tęstis, bet užsakovas, reiškia, rangovai, ko gero pasistengs anksčiau. Dabar toliau. Taip pat 24 metais Panevėžys buvo pripažintas žaliausias šalies savivaldybė, kada užtikrino didesnį dėmesį aplinkosaugai, klimato kaitos mažinimui ir miestas įgyvendina tvarios plėtros strategiją, kuri skatina darnų judumą, užtikrina viešų paslaugų prieinamumą ir vysto vadinamą bevariklio transporto sistemas, yra daugybė projektų dviračių takams ir dar kas, Panevėžys užėmė taip pat aukštą 4. vietą mažų Europos miestų kategorijoje. Netgi Europos mastu. Taip, Europos Sąjungos iš 27, reiškia, mažų 4. vietą. Na, iš tikrųjų, tai Intelligent reitingė, reiškia, už tiesioginį užsienio investicijų strategiją. Ir šis įvertinimas patvirtina, kad miestas yra palankus verslo, reiškia, vystymui ir investicijams. 2, reiškia, projektai Stasys muziejum ir Senvagės parko rekonstrukcija pateko į geriausių Lietuvos architektūros kūrinių penketuką, į geriausių Lietuvos kūrinių penketuką. Solidu. Taip, tikrai solidu. Reiškia, ir šie projektai įsiskiria, reiškia, savo novatoriškais sprendimais ir sukuria modernę infrastruktūrą, kuri atspindi ir miesto progresą. Senvagės parko projekte išskirtinis yra molinių plytų takas, jungiantis pagrindinius parko objektus, o Stasys muziejum atskleidžia meninio kūrybos tokį testinumą. Beje, teko pastebėti, kad galbūt ar Panevėžys čia susitaiko jau su šio Senvagės projektu, nes tikrai išdaužytų stiklų, ar jie netyčia subirėjusių jau mažėja. Taip mažėja ir kažkaip tai va tas vandalizmas šiek tiek, reiškia, mus skaudina ir neramina, kad, nu čia tas pats, kas, Audriau, reiškia, aš ateinu vieną kartą išdaužau savo namų langus, ne, nu vat kažkaip tai man... Užėjo. Nu tai čia tokia, vat, reiškia, kad čia ne mano asmeniška, ne, bet kad šit yra miesto. Žmogau, tu neatvažiavo iš kažkur. Taip, patys esame miesto šeimininkai, ne, patys ir turėtume prižiūrėti. Ir tie vaikai, reiškia, tai kaip galima pavadinti, reiškia, nu tai, huliganai, kitaip nepavadinsi. Sako, jaunuoliai, aš tai vadinčiau huliganai ir viskas tokia. Reiškia, tokius dalykus, juk tai kainuoja vėlgi iš mokesčių mokėtojų, jeigu nenustato. Jeigu nustato, tai tada jau tėveliai piniginę krapšto. O tai nemažai tai reikana. Tai tikrai norėtųsi kreiptis ir labai gerai, kad panevėžiečiai daug kai kur pastebi ir yra galimybė, reiškia, visas, sakykime, pamatytos trūkumas, kliūtis, kokios pareikšti savivaldybės puslapį. Tai yra labai gerai. Aš dėkoju panevėžiečiams už iniciatyvą. Tai rodo tikrą miesto šeimininką, kad jis atsakingai žiūri, sakykime, ar tai būtų transportą, judėjimų klausimas. Tas pilietiškumas aktyvėja, ar ne? Aktyvėja iš tikrųjų ir tai yra džiugina. Ne tai, kad buvo, čia ten sovietinis, čia ten nesvarbu, čia ne mano. Tai va, čia jeigu tas požiūris keičiasi į mano miestas, aš irgi atsakingas dalinai už jo tvarką. Ir aš nesu abejingas, matydamas kažkas, kad daro negerai ir sudrausime. Tai va, ir seniausio Panevėžys Skaistakaulio parko
perlų vadinamo Juozo Čerkeso Besparnio sodyba, kuri, reiškia, tas vadinamas centras Pragiedruliai, ne? Pripažinta geriausių rekreacinės architektūrinių kūrinių. Tai vat, o žiūrint į šios metus, savivaldybė yra užsibrėžusi tęsti savo augimo ir vystymosi kelią, kurdama ateities miestą, kuriame būtų gera gyventi. Ir čia galima, atsiprašau, pereiti, vat, jūsų buvo klausimas, kaip mes, sakykime, kaip skatintume jaunų žmonių pritraukimą ar pasilikimą Panevėžy. Tai manau, taip, iš tikrųjų, nes buvo, ar ne, visai neseniai išplatinta žinia apie demografinę padėtį Panevėžy, kad gimė per pus mažiau nei mirė žmonių. Tikrai taip. Tikrai taip. Kokie tie žingsniai, kad šiai problemai užglaistyti, paskatinti gimstamumą? Jo, iš tikrųjų, aš manau, kad geriausia yra žingsniai sudaryti komfortiškas sąlygas, kad jauna šeima, reiškia, turėtų, kaip saka, galimybę. Pas mus tos galimybės yra įvairios. Ir, sakykime, iki mokyklinės įstaigos. Ir sakykime, dabar tą vadinamą inžinerinę gimnaziją, kad mes turime inžinerinį profilio, reiškia, jeigu kalbam apie švietimą, dabar jaunom šeimom labai svarbu yra, kad darželis būtų, važiuokime, žaidimo aikštės, ir kad, reiškia, parke, ar ne, reiškia, yra pilna ten. Tai kiek suprantu, šiuo metu trūkumų darželiuose vietų nėra. Nėra. Labai gaila, galėtų būti jų daugiau. Tai va, tai Panevėžys yra iš tikrųjų, gal aš esu ir kalbėjęs ir su kai kurias mūsų, sakykime, mūsų įvaizdžio kūrimų, kad daugiau kažkaip tai išviešinta visi. Oi, saka Vilnius, oi, tai noriu Vilnių, ne, ten sostinė, ten patogumų, bet pažiūrėkime, kokią kamščią sostinį. Kada patekti iš vietą, gal į kitą reikia, tai... Ne pusė dienos, bet laikas po darbo ir laikas prieš darbą yra sugaištamas kamščiuose. Noriu vaikus nuvežti kokią tai įstaigą. Čiagi miestas kompaktiškas ir labai greitai. Įvairūs būreliai. Įvairių poreikių moksleivių namai. Reiškia, kaip sakiau, įvairius būreliai, sporto būreliai, meno būreliai, visi poreikiai yra puikiausiai tenkinami. Ir dabar, žinoma, galima sakyti dar kas. Žinoma, labai skaudu, jeigu, sakykime, žūsta žmonės, mes kalbame ne apie labai svarbus yra klausimas eismas mieste. Ne? Žinoma, mūsų susidaro tam tikras, reiškia, piko valandos prieš, sakykime, 8 kokią valandą. Ne tokios didelės kaip Vilniuje, bet jos šiokios tokios būna. Taip. Tai yra sprendžiama. O dabar numatytos net jau yra žiedinės sankryžos daromos, jos, kaip sakant, intensyvina eismą. Reikia tik taip apsidėti, neužkišti, kaip sakant, iš... Kiek suprantam, dabar bus Nemuno Klaipėdos, Nemuno parko ir vakarinė ten, Klaipėdos, prie prekybos centro. Beržų Basanavičiaus. Ir Beržų Basanavičiaus. Beržų Basanavičiaus, čia gana judri sankryža, irgi tokia. Tai va šitas žiedinės sankryžos, jos, sakykime, jų dėka mažėja ir tarša miestų. Nes pralaidumas didesnis. Pralaidumas didesnis yra. Be abejo, ir svarbu, reiškia, ir pėsčiųjų, sakykime, saugumas ten, kur, kad būtų apšviestos visos, kur yra perėjos, turi būti apšviestos, kad gerai matoma. Žinoma, visi žinom, kad kiekvienas turėtų žmogus su tams, reiškia, laiku turėti atšvaistus, bet mes praktiškai audrio matom, kad tu ir tamsiai apsirengęs, ir ypač jeigu dar lietus, ne, yra labai sudėtingas, sakykime. Tai čia ir pėstieji turėtų, kaip sakant, būti atsargesni. Pasirūpinti savo saugumu. Tai iš tikrųjų ne visada gal pamato. Tai viskas daroma, kad iš tikrųjų Panevėžy būtų patogu, gera gyventi. Dabar dar buvo klausimas apie pedagogų pritraukimą. Taip, sakykime, tas gimstamumas mažėja, ar ne, bet vis tiek mokyklose, čia buvo kalbos, mūsų studijoje kalbėjom apie medikų pritraukimą, mokytojų pritraukimą ir numatytos kažkokios kompensacijos ar kažkokie kiti būdai. Matot, yra kas metą yra, iš tikrųjų problema yra ne tik tai mūsų miesto. Mes matom, kaip sensta pedagoginis kolektyvas ir, reiškia, pedagogo, sakykime,
kvalifikacija, nors kalbame apie prestižą, bet matom, kad yra gana sudėtinga. Aš pertrauksiu, ne 25-ais turėjo tapti tą profesiją prestižinę. Nebuvo tokio lozangų, šūkių ir siekių? Buvo, reiškia, netgi vyriausybiniai šūkiai, kad prestižas. Bet jie šūkiais ir liko. Taip, tada mes turim susidėlioti, ką reiškia prestižinė profesija. Ar tai, kad jų nebeliko? Aha, kad gali būti. Pakankamą atlyginimą gauna. Jau kuo mažiau, ar ne, tada galima sakyti, tik prestižinė. Tada muziejinė retenybė, ar ne? Mokytojas. Atsiprašau, bet tai suprantat, čia tada norisi šaržuoti. Iš tikrųjų, šita problema nesprendžiama metų metais. Metų metais. Kaip didinti tą patrauklumą? Žiūrėkite, moksleivio teisės, ne? Yra ir vaikų teisės, yra tarnyba. Bet aš negirdėjau, kad būtų speciali vaikų pareigų tarnyba. Ar mokytojų teisų tarnyba? Ne, jo, mokytojų teisų tarnyba nėra. Reiškia, ir mes matom, kaip, reiškia, čia žeminamas mokytojo, sakykime, prestižas. Ir tada jaunas žmogus pasižiūri, palauk. Tai kad čia, kur čia tas prestižas? Atlyginimą, kaip čia pasakius, mokytojas turėtų visas galimybės, reiškia, nusipirkti knygą, kuriem patinka, reikalinga knyga, ne tik darbui, bet paprasčiausiai. Jis kaip intelektualas, jis turėtų galimybę, taip sakant, lankyti teatrus, koncertus, neturėtų būti problema jam nusipirkti bilietą. Tai jeigu mes kalbame apie prestižą, pirmiausia, pažiūrėkim, ar mokytojų atlyginimai yra adekvatus tai prestižiniai profesijai. Dabar ką mes darom, žinau, kiek įmanom, mes kasmet skiriame 40 000, reiškia, būtent jaunų, sakykime, dažniausiai čia kolegijos studentų, reiškia, apmokėti. Taip. Pritraukimą, studijoms apmokėti, taip? Galime mokėti iki 200, kasmet mokytojui, ir jis ateina iki 200 kas mėnesį, 2 metus, nedaugiau. Bet jis turi įsipareigoti 5 metus dirbti, reiškia, ten. Praktiškai taip. Tai tie visi 40 000, kai buvo ir iš šių metų biudžete bus numatyti, jie išnaudoja, pasinaudoja. Ar tai būtų, reiškia, būtų nuomonė, arba, sakykime, ten, kiek mes gali savivaldybė. Bet čia yra, dar kartelį pasikartosiu turbūt, čia yra visos valstybės problema. Kaip šitą klausimą spręsti? Nes pats mokymas, ugdymas, nesvarbu, kad, sakykime, tobulėja technologijos, galima ten nuotolinio būdų, galbūt galima apjungti 2 klases, mokytojas sėdis, ar ne, prezumu, bet niekas negali pakeisti natūralaus bendravimo, ar ne, niekas negali pakeisti šito. Ir technologijos tai yra tik tai pagalba mokytojai, bet ne esminis dalykas. Tai va, tai čia iš tikrųjų, reiškia, yra ko pamastyti, galbūt naujoji švietimo ministrė sugebės, taip sakant, įtikinti vyriausybę ir Seimą priimti kokius sprendimus, kurie iš tikrųjų tą mokytojo profesiją padarytų ne tik reklaminę. Ne tik lozangai, bet ir veiksmai. Reklaminę tą prestižas, bet iš tikrųjų tai realu. Tai va, tokiu mes čia jau nuo lokalaus prie globalaus. Taip, pasakykime, bendraujate vis tiek su verslu. Kaip verslui specialistų pakanka? O čia labai geras klausimas. Aišku, kad vėl nenori, vėl turim grįžti prie to paties mokymo, sakykime, ruošimo specialisto. Ir dažnai yra taip, kad atėjęs, sakykime, baigęs kad ir inžinerinius mokslus, reiškia, kad ir gabus jaunuolis, jisai turi galimybę, taip sakant, tobulinti tą profesiją arba pritaikyti ją. Būtent tada verslas sako, jaunuoliai, viskas gerai, tau aukšto mokslo diplomas gerai, tvarkoj, bet tau mūsų reikia susipažinti su naujom technologijom, kokias mes turime, kad tu galėtum, reiškia, sėkmingai dirbti. Tai kuriuose šalise, neminėsiu kuriuose, galbūt yra taip, kad prie didžiulių gamyklų yra aukštoji mokykla, kuri ruošia, jau tu stoja jaunuolis, žino, kad jis dirbs toj gamykloj ir konkrečiai
reiškia, inžinierius bus, jis susipažės su naujausia technologija. Ir kad toj pačioj Vokietijoje, sakykime, profesiniai technikos mokykloje, profesinė, kaip mes sakom, profesinio rengimo, kada ministras didžiavosi, kad jo vaikas mokosi proftechniniai, kaip mes vadiname, sakom, ministro vaikas profesiniai mokykloje, o jis didžiuojasi, kodėl? Ko didžiuojasi? O pasirodo, kad toj profesinėje mokykloje, sakykime, gauna naujausius, sakykime, Mercedes, ne, naujausi varikliai, kurie tik šiais seriniai gamyklai, jau šitą variklio konstrukciją, jo gedimus, galimus nagrinėja, profesinės, taip. Pirmumo, ta prasme, pirmieji tai sužino. Taip, pirmieji susipažįsta, ne, su tom naujausiam technologijom. Taip. Tai aš manau, kad šito trūksta. Ir aš manau, kad dar kuria problema. Yra problema, kad yra senos tos programos, ne, kai kur, aš nesakau, galbūt seni profesoriai, nu, tai dar reikia tą profesorių palaikyti ir tai galvūna tą programą. Nes naujų profesorių nėra. Nes, tai iš tikrųjų turėtų labai glaudžiai verslas bendradarbiauti su aukštųjų mokyklų, reiškia, naujos technologijos, kad studentai, kaip sakant, iš tikrųjų jie susipažintų. Gal kažkiek tobulėjimą šitą, sakykime, linkme, bet manau, kad nepakankamai, kadangi nuolat mes matom, trūksta specialistų. Jeigu tas specialistas bus gerai apmokamas, jis, patikėkite, jis suinteresuotas studijuoti vieną ar kitą. Mes matom, kad trūksta inžinerinio mokslo, ne? Bet koks dėmesys buvo iki to laiko. Nepakankamas. Arba kuklus, pavadinkim. Taip, o kuo dar galite pradžiuginti, ar ne? Visi laukia, kada dar kažko Panevėžys pasidžiaugs. Statome baseiną, ar ne? Ar numatyta 25 metų jo kažkoks atidarimas, ar dar darbai užtruks? Sunku pasakyti. Kitiems metams. Lankėmės, aš buvau šitą naują statomą baseiną, ten yra ir dar kitų tokių techninių sprendinių, kur reikėtų išspręsti, kur yra tas giluminis baseinas, 5 metrų gylio. Bet tas atrodo dėl šito didžiojo baseino, kuris patenkintų Rapšio reikalavimas, mūsų poreikis, sporto varžyboms, ar ne? Garbė mums, kad mes turim panevėžiečiai tokį sportininką ir labai, reiškia, ir pasiekti rezultatai, sakykime, kukliomis sąlygomis. Na, žinote, tai va. Tai šitie, be abejo, kad, kaip aš sakiau, tų projektų yra ir daugiau. Šitas vienas iš tokių, taip sakyčiau, irgi didesnį dėmesį reikia atkreipti. Čia yra tam tikrų sprendinių, dėl kurių reikia dar pasukti galvos, kaip ten padaryti, reiškia, tose patalpose, kuriuose dabar. Bet dėl naujo baseino, didžiojo baseino, atrodo, kad trukdžių nėra, viskas eina pagal planą ir yra techninis prižiūrėtojas mūsų, reiškia, projekto. Ir gana atsakingai žiūri taip, kad... Dar buvo paskelbta, kad Alantos gatvės tęsinys bus, ar ne? Geras klausimas. Čia berods 3-aisiais ar 23-aisiais berods paskelbta, kada kalbos nutilo, kada galima tikėtis dabar dėl Alanto gatvės yra tos tęsinio, reiškia, to trečio etapo. Taip. Jis yra patikslintas. Ir 24 metais Alanto gatvės tęsinio trečio etapo darbai yra planuojami kartu su, jums žinomu, Molainių filtracijos laukų projektu. Ir šiam projektui, šiai dienai yra paskelbtas architektūrinės idėjos konkursas. Kokios tos idėjos bus pateiktos, labai įdomu. Kuris, reiškia, planuojamas baigti per maždaug šitas konkursas per 2-3 mėnesius. Tai jau grubiai šnekant, sakykime, galbūt, jeigu sausio neskaičiuotume, vasaris, kova, kažkur pradžioje. Tai vat, ir tada iki rudens tikimasi išrinkti tada tą idėją geriausią, kur atitinka būtent ten to filtracijos laukų, kur žinoma, kad ten kaip įspręsti ten tos, žinot. Ir tada todėl dėl visų šitų ir kitų procedūrų realus, sakykime, Alanto gatvės tas trečias etapas galėtų, sakykime, planuojame pasirašyti sutartis ne anksčiau kaip
sekančių metų 26 antram ketvirtį. Tamsime, čia jau baigti darbai būtų ar pradėti? Ne, tada būtų kaip tik tai dėl planuojamo, reiškia, testinio darbų, idėja atrinkta, ten konkursas tada, reiškia, atrinkam tokią idėją, sakykime, šitą idėją mus išnagrinėjom tenkina, tada reikia konkursą skelbti. Kas norėtų šitą atrinktą idėją įgyvendinti. Vieni sakys, mums čia per brangu. Tai ten, žodžiu, per metus laiko turėtų šią klausimą įsispręsti. Taip, per metus šitą klausimą, kad toliau judėtų klausimą. Taip. Supratom. Turbūt daugelis žmonių pastebi tam tikras pastabas dėl miesto, kaip ir sakėt, yra aktyvus, o dėl eismo saugumo, sakykime, ar gali kažkur žmonės kreiptis patys su pasiūlymais, taip, kur galėtų pranešti arba pasiūlyti, kaip spręsti problemas? Tikrai, galima atsidaryti, sakykime, savivaldybės tinklalapį, ne, ten yra, kur galima pasiūlyti. O jeigu, sakykime, turi kokią idėją, neturi galimybės pasinaudoti, tai paprasčiausia galima išreikšti, sakykime, raštu, paprastai, kad mes siūlom, ten yra matome tokią problemą. Problemą ir matai. Dabar kalbam apie, sakykime, eismo problemas. Tai yra saugos eismo komisija, kurią sudaro savivaldybės darbuotojai, policijos, reiškia, ir tada sprendžiama, ar tai būtų dėl perėjų, ar tai dėl gatvių, kas, sakykime, kokio tai remonto pirmumo. Taip, ir galiu pasakyti, kad Panevėžy dar yra 39 kilometrai žvyruotų gatvių. Panevėžy 39 kilometrai. Ar turite programą šioms gatvėms? Mes ne tik programą turim, mes buvom nuvažiavę ir 31 gruodžio. Dar dirba kažkas? Ministras dirba. Jis paprašė, kad aš paskambinčiau, reiškia, po Kalėdų 30, atsakau, paskambinau susisiekimo ministrė, kada jūs priimsit? Saka, rytoj galėčiau. O, šaunu. Rytoj, 10 valandą. Tinka jums? Tinka, ministrė. Tai va. Ir kodėl mes važiavom? Mes turime šitas gatvės kadastruotas, jos yra kadastre, priduotos, kadastras pritarė. Galima jas remontuoti. Tai va, jas galima remontuoti ir kadangi ten bus nedidelė suma. Tai ministras pasidėjavo, kad sako, man reiktų apie milijardų, kad galėtų čia dabar, sakykime, keliams. Patenkinti visų poreikius, ar ne? Daug mažiau milijardų. Jeigu aš sakau, gaunu 200 milijonų ant visos Respublikos, tai yra nykstantis mažuma. Tai va, tai mes kreipėmės, kadangi iš, reiškia, tada kelių direkcijos, reiškia, yra skiriama tada jau, reiškia, pinigai galima tikėtis, kai gatvės yra kadastruotos. Mes esame pasiruošę investicijoms, kuris turėtų ateiti iš susikimų. Jūs laukiate, kada jos gali pasiekti ir jūs galite pradėti dirbti darbus? Mes galim pradėti darbus. Viskas yra paruošta. Pinigų reikia. Tai dar biudžetas nepriimtas, bus matyti, kiek ministras gaus tų pinigų, ar ne? Ne, tai valstybinis biudžetas. Priimtas, tai ten, reiškia, mes O jūs kada planuojate priimti savo biudžetą? Mes priimsime vasario mėnesį. Sausio mėnesį bus pateikimas, va dabar tarybos posėdis, kada bus sausio mėnesį. Tai aš turiu pristatyti, reiškia, paruoštą biudžetą ir tada komitetai svarsto, teikia pasiūlymus kokius ir tada vasario mėnesį jau turim priimti. Yra įstatymas per 2 mėnesius nuo patvirtinant biudžeto, per 2 mėnesius gruodžio buvo patvirtinas, turime pasitvirtinti savivaldybės biudžetą. Arba gyventi 1/12 praeitų metų. Taip, daug apkalbėjome iš tikrųjų reikalų. Gal dar matote, kokį iššūkį laukia 25 metais? Aišku, čia ir naujieji mero rinkimai, ar ne? Taip, aš manau, kad būtų čia, kad nepalaikytų kokią agitaciją. Aš manau, kad geriausia, kaip sakoma, kada yra komanda, kuri yra, kaip sakom, nestabdom, viskas aišku, nes vienaip ar kitaip šitą daugumą, kuri yra, jie tikrai labai mes pozityviai sprendžiam. Nėra taip, kad urmu ateina, tik tai balsuoja. Mes renkamės daugumą, svarstam tos klausimus
teikiami siūlymai, tada administracija, atsižvelgiant į tarybos narių, reiškia, pasiūlymus, kurie yra realūs kokie, ne kokie, reiškia, fantastinė iš lubų, ir tada teikiami tarybos sprendimai. Tai taip, kad manau, kad ir toliau, reiškia, taip dirbti. Žinoma, pinigų visada trūksta. Iš vienos pusės atrodo labai gerai, kad daug projektų. Bet mes žinom, kad europiniai projektai tiek reikalauja 15% prisidėjimų savivaldybei. O sakykime, su tomis galimybės skolintis. Ir tai va, jos gana ribotos yra. Ir čia, žinau, jeigu vyriausybė labiau pasitikėtų savivaldą, dažnai, va, yra čia galima... Bet juk kalba, sakykime, apie regionų ministerijos įkūrimą. Ką Jūs manote, ar tai būtų pliusas ar minusas? Aš manau, jeigu tai būtų iš tikrųjų kaip deklaruojama, kad šita regionų ministerija iš tikrųjų realiai spręstų, iš kokių kitų, ką perduotų, sakykime, kitos ministerijos, kur iš tikrųjų regionus. Šiandien ryte važiuojant į darbą, anksti dar prieš 8, aš visada būnu prieš 8 darbe. Lengvai. Girdėjau tokią diskusiją, kaip, reiškia, 15 min apžvalga buvo. Ir apie mūsų lietuvėliai, taip sakant, tos netolygumus. Investicija vienam gyventojų Vilniui, reiškia, visa investicija yra 43 000. Vienam žmogui. Taip, jeigu padalinti Vilniečiai. O šitą Šalčininkų, atrodo, rajone 200 eurų. Čia jau mažiausia. Taip, mažiau. 200, 43 200 ir kitose, sakykime. Tai va tas netolygumas. Ir kas tada gaunasi, tada, reiškia, jeigu nesprendžiame regione klausimai, tada, reiškia, regionai tuštėja. Miesteliai visi į didžiosius miestus, sakykime, traukia. O čia reikalinga spręsti ir infrastruktūrinius klausimus, ką mes kalbėjom, reiškia, kad būtų patogu gyventam. Čia nėra taip paprasta, bet jeigu iš tikrųjų būtų, taip sakant, sugeneruota ir numatyta iš tikrųjų spręsti tas kardinaliai tos klausimus, čia neužteka, žinoma, dar tų 4 metų. O gal kažkas specialiai tai daro? Pažiūrėkit, dingo kaimas, nereikia gatvės asfaltuoti ir jau sąraše mažiau gatvių. Taip, bet iš mažiau problemų. Jeigu taip pajuokauja. Na taip, bet iš kitos pusės, prisiminė, kai buvo, reiškia, nuasfaltuota kelias į niekur kažkur tai. Daug tokių variantų. Ir nieko negalėjo padaryti savivaldybė. Dabar dar priminė vieną, žaliąjį kursą. Dabar, kadangi aš esu ir regiono plėtros tarybos valdyboje, reiškia, žaliasis kursas savivaldybėm numatyta, reiškia, žaliasis kursas ir išvardinta, kam gali naudoti, tam, sakykime, vandentvarkai. Tačiau, jeigu leistų apsispręsti pačiai savivaldybei, pavyzdžiui, Rokiškėnai sako, mums verkiant reikia vandentvarkai ten. Ir supūlė vamžiai kelių milijonų. Ne, jūs ten gausit keliasdešimt arba, sakykime, geriausiai tai 100 000, gal 2. Bet, reiškia, yra kitos grandys to žaliojo kurso. Tai jeigu jiems pirmiausia reikia išspręsti šitą gyvybiškai svarbų klausimą. Nes tokį dalinį finansavimą mes patys turėjom, pavyzdį su Plėnų mokykla, ar ne? Taip. Ko 20 metų po truputėlį davė lėšų ir viskas baigėsi tuo, kad ji buvo nugriauta. Kiek išmesta pinigų? Taip, kiek išmesta pinigų. O dar gražesnis pavyzdys su Vilniaus stadionu, ne? Čia nacionaliniu fenomenas. Ir tada kyla tokie negeri jausmai, ar tai ne specialiai daroma, kad išplauti tos pinigus, reiškia vien dar, nes, niekaip sveiko lietuviško proto žmogui nesuprantama. Tai jeigu yra suprojektuotas, kiek vietų jis turi būti, va tiemė Kaunas ir pasistatė, ne? Taip. Jo. Suprojektuotas, į vietą numatyta, tai ir daryti. Vien tik biurokratinės kliūtys labai abejoju, kada gali vienas žmogus 40 milijonų pralošti, antros pakopos, reiškia pensininkų, taip sakant, pinigėlių. Ir va, taip, reiškia, kažkaip labai įtartinai žiūrima. Kada yra valstybinis bankas, kada yra lošimų priežiūros komisijos visos, o vienas žmogus sėdavo taip ir taip 40 milijonų kaip nieko. Ar vienas?
Na, šitą mes nežinome. Gal šią gaidą teisingai ir baigime. Mums belieka pasidžiaugti, kad mūsų mieste projektai, kaip ir patvirtinote, jie nesustoja, jie vyksta toliau ir džiaugsimės vėl naujais darbais, kurie bus atlikti šiais 2025 metais. Taip. Tai ačiū Jums, kad atvykote pas mus į studiją. Priminsiu visiems, jog mūsų studijoje viešėjo Panevėžio miesto tarybos narys, laikinai einantis mero pareigas, tai Petras Lomanas. Ačiū Jums už viską ir linkiu sėkmės darbuose. Ačiū Jums žiūrovams už dėmesį. Dėkui už dėmesį, viso gero.